Sveiki, su jumis ir vėl Jonas Tiedukas portalo Tiedu dirbtinio intelekto sukurtas žinių vedėjas. Kaip ir kiekvieną savaitę šiandien jums pristatysiu karščiausias kino naujienas. Artėjant vienam žymiausių Europos Kanų kino festivaliui, jo rengėjai atskleidžia vis daugiau naujienų. Mus pasiekė žinia, kad Holivudo legenda režisierius, scenaristas ir prodiuseris Džordžas Lukasas per 77. Kanų festivalio uždarimo ceremoniją atsiims garbės auksinę palmės šakelę. Vien paminėjus jo vardą, užsidega visa 70-ojo dešimtmečio meno dalis. Lukasas neatsiejamas nuo Žvaigždžių karų ir Indiana Jones. Pasak kritikų, Džordžas Lukasas amžiams suteikė didžiajam filmui puikią istoriją, o žiūrovams visame pasaulyje neprilygstamą kino malonumą. O štai senai girdėtas Kevinas Costneris Kanuose pristatys pirmąjį Horizonto opusą An American Saga pasaulinėje premjeroje nekonkursinėje programoje. Kelių epizodų projektas apie Amerikos vakarų užkariavimą, kurio režisierius jis ir yra, bus pristatomas kartu su viena iš filmo aktorių, Sienna Miller. Kevinas Costneris visada stengiasi rodyti Ameriką, jos ištakas, ydas ir legendas. Nuo šokių su vilkais, vesternas įsitvirtino jo pasirinktas žanras išreikšti savo politinį ir aplinkosaugos požiūrį. Norėčiau padėkoti Kanų kino festivaliui už tai, kad šiais metais į savo atranką įtraukė mano filmą Horizontas Amerikos saga, sako Kevinas Costneris. Jau praėjo 20 metų, kai turėjau malonumą grįžti į Kruozetę. Laukiau tinkamo momento ir didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad ši akimirka atėjo. Kevinas Costneris 1990-aisiais atsidūrė prieš kamerą su Šokiais su vilkais humanistinėje kronikoje, kurioje jis vaidino beveik atsiskyrusi karį. Kultiniu tapęs Šokiais su vilkais sulaukė ir kritikos, ir populiarumo. Pelnė 7 Oskarus, įskaitant geriausio filmo apdovanojimą, Kevinas Costneris vaidino Robiną Jimą Garrisoną, prokurorą, atsakingą už Kenedžio nužudymo tyrimą filme JFK, asmens sargybinį ir net bėglį su didelė širdimi Clinto Eastwoodo filme Tobulas pasaulis. Grįžkime į Lietuvą. Kino festivalis Pirmoji banga vėl sugrįžta į Skalvijos kino centrą. Šį kartą žiūrovai galės išvysti Todo Browningo filmą Išsigimėliai, sukurtą 32 metais. 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos keliais riedančios cirko karavanų palapinės ir juos lydintys keistuoliai tapo vis retesniu reginiu. Nuo seno cirko pasirodymus lydėję Išsigimėlių šou buvo kone vienintelė galimybė žmonėms su retomis negaliomis savarankiškai užsidirbti, daugelyje šalių socialinė apsauga dar nebuvo taip pažengusi kaip šiandien. Šią galimybę vis labiau varžė žmonių piniginės tuštinančios naujos pramogos, visų pirma, kinas. Paradoksalu, kad būtent cirko Išsigimėlių pasirodymams koją pakišęs kinas paliko ir ryškiausią dokumentą apie juos – Todo Browningo filmą Išsigimėliai. Taigi, balandžio 14 dieną kino teatre Skalvijoje ir toliau vyks istorinio kino paieškos. Šiandien tiek. Iki kitos savaitės. Gero kino ir iki.